Vasario pradžioje rajono tarybos nariams tvirtinant 2025 metų biudžetą savo pasiūlymus pateikė ir opozicijoje esantys konservatoriai. Viena iš idėjų sukėlė nemažą sumaištį ir diskusijas. Opozicijoje esantys tarybos nariai siūlė 5 000 eurų perkelti į socialinių paslaugų biudžetinių įstaigų veiklos užtikrinimą, pinigus skiriant funkcinių lovų pritaikytų slaugomiems asmenims pirkimui. Konservatorių teigimu lovų trūksta, į juos net asmeniškai kreipiasi žmonės, negaunantis šių sunkiems ligoniams pritaikytų lovų. Tačiau specialistų teigimu tų lovų pakanka. Šiaip, kas liečia funkcinės lovas, tai mes šiuo metu jų turime tikrai pakankamai ir visiems tiems, kuriems jos reikalingos pagal gydytojo pažymą, yra suteikiamos, yra pristatomos į namus, surenkamos, tiesiog perduodamos žmonėm naudotis. O kiek šiandien dienai jūs turite? Šiai dienai yra 8 lovos, 5 iš jų labai geros būklės, 4 geros. Taip pat turim, jeigu būtų poreikis ir naujų visai, jas atsivežam. Kalbant apie jūsų paslaugas, kartais tai pasiklausus politikų galbūt susidaro įspūdis, kad ne visi ir žino, ką jūsų įstaiga gali suteikti asmenims, kuriems yra reikalinga tam tikra pagalba. Tai pakalbėkime apie tai, kokias paslaugas arba sakykime, kažkokius daiktus galbūt jūs galite suteikti rajono gyventojams. Paslaugas tai pagalba į namus ir asmens namuose priežiūra suteikiama, o kas liečia, sakykime, priemonės, kurias galim suteikti tiem žmonėms, kuriems reikia, tai taip pat vežimėliai neįgalioje suteikiami, taip pat ramentai, kėdės tualetai, vonios lentos į vonią, tualetų paaukštinimai, kas dar nueina ant paprastų tualetų, ant klozetų atsisėsti, tačiau per žemai sunku. Ir daug įvairių kitų priemonių, kurios gali palengvinti neįgaliam žmogui gyvenimo kokybę. Kalbant apie, sakykime, žmogus pažiūrės reportažą, išgirs, kur jam reikėtų kreiptis į savo seniūniją, pas jūs tiesiogiai, kaip vyksta tas eiliškumas ta tvarka? Visų pirmiausia, kaip ir kiekviename darbe, ar norint gauti kažkokią paslaugą, žmonės turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Sakykime, neįgalus žmogus pirmiausiai kreipiasi į savo gydytoją, taip pat jeigu jis guli ligoninėje, gali į gydantį gydytoją kreiptis ir gydytojai išrašo poreikį, ko konkrečiam žmogui reikia. Tada su šito pažyma, su ta rekomendacija ateina pas mus ir mes parenkame daiktus, kurie reikalingi. Ar jūs gebate, sakykime, taip ekstra reaguoti, nes žinant visą biurokratiją, žmonės tikrai ir atsitinka nelaimės, ir susirga, ir galų gale autoįvykiai. Jūs galbūt galite kažkaip ištiesti tą ranką greičiau, negu susitvarko dokumentai? Kadangi mes jau išgyvenome tą periodą, kai šitų visų priemonių trūko ir buvo eilė norint jas gauti, tai mes dabar tiesiog mūsų rajono gyventojams, kuriems, sakykime, atsitiko bėda, ar tai onkoligonija, ar tai po traumų, kuriuos parsiveža iš kitų gydymo įstaigų į namus ir neturi kur pasiguldyti, su tom diagnozėm, su pažymom, kokias jie beturi, kol bus nustatytas žmogaus neįgalumas ar ten slauga, ar kitokia kažkokia tai priežiūra, ateina pas mus ir mes labai žmogiškai pasižiūrim, duodam tas lovas, o kai susitvarko dokumentus, atneša ir tiesiog stengiamės užbėgti už akių tam biurokratiniam mechanizmui, kuris kol suksis, kad žmogus galėtų kokybiškai gyventi, kad palengvint vargą ir skausmą artimiesiems, kad jiem būtų lengviau slaugyti. Ar tai pasodinti žmogų, ar tai pampersus pakeisti, ar tai dar kažką, nes visos tos priemonės palengvina gyvenimą ne tik konkrečiai ligoniui, bet ir artimai aplinkai, kuri slaugo šitą žmogų. Funkcinę lovą galime išduoti, kad ir dabar, teigia specialistė.
Ir pasakoja, kad per praėjusius metus socialinių paslaugų centras funkcinėmis lovomis aprūpino 57 rajono gyventojus. Kas turi slaugą nustatytą arba pagal naujai įsigaliojusią tvarką pirmo ar antro lygio individualios pagalbos išlaidų teikimo kompensacijos poreikį, tiems žmonėms skiriamas funkcinės lovos, čiužiniai, lovos staliukai. Toliau eina priemonės su gydytojo siuntimu. Tai yra vaikštynės, vežimėliai, prausimosi vonioje duše priemonės ir lazdelės ramentai. Ką noriu pažymėti, kad už vaikštynę su staliuku taikoma vienkartinė įmoka, už naują 20, už pakartotinai grąžintą 10 eurų įmoka taikoma. Už naktipuodžio kėdutes 20 eurų įmoka ir jų nereikia grąžinti. Toliau, šiais metais pasikeitusi tvarka dėl vonios suoliukų. Vonios suoliukai irgi tampa negrąžinami ir jiem taikoma vienkartinė įmoka 40 eurų. Jeigu žmogus tiesiog nenori ten iš jūsų nuomotis įstaigos ir nori nusipirkti, ar čia yra kažkokia tai tvarka ir kaip vyksta? Taip, žmonės gali pirkti priemonę patys ir kreiptis dėl kompensacijos skirimo. Aš esu kaip pagalbininkė, užpildant kompensacijas, priimu dokumentus ir tada jie siunčiami į techninės pagalbos priemonių centro Kauno skyrių. Tada jie ten sudaro komisiją ir sprendžiama, skirti ar neskirti kompensaciją. Ir tada jau žmogus kažkokią tai dalį pinigėlių pasigrąžina. Dažniausiai atveju būna, kad grąžinama visa suma. Naudojasi Raseiniškiai šitą paslaugą? Taip, naudojasi. Pernai buvo užpildyta 14 prašymų kompensacijai. Ir jau kuo toliau, tuo dažniau kreipiasi šituo klausimu, ką mums daryti, kokių dokumentų reikia, kad, sakykime, dėl tų kompensacijų įsigijimų. Sugedus priemoniai visada galite kreiptis vėlgi į mane, aš nukreipsiu į remonto grupę, kuri remontuoja priemonės. Dėl vežimėlių, vaikštynių mes turim tokią remonto įmonę Kidman, kuri atvyksta į namus ir suremontuoja priemonės. Ar tai neįgaliojo vežimėliui nuleido padangą, visada jie atvyks ir suremontuos. Lovų remonto pildomas prašymas ir siunčiamos į techninės pagalbos priemonių centro Kauno skyrių. Jie atsiunčia specialistą, kuris remontuoja lovas. Mes visada stengiamės užtikrinti, kad klientai gautų greitą ir kokybišką pagalbą. Kiekvieną situaciją išklausome ir stengiamės rasti sprendimo būdą.